Sveiki! Šiandien aš nusprendžiau nufilmuoti vieną savo mėgstamiausių video tagų internete. Ir be abejo, jo pavadinimas vėl yra angliškas, tačiau šį kartą aš manau radau atitikmenį jam. Ir jį pavadinau tuštučiais. Šio tago esmė yra ta, kad mes moterys, ypatingai tos, kurios mėgsta kosmetiką, labai dažnai prisiperkame įvairiausių produktų, kuriuos namie naudojame. Tačiau juk ne visus juos sunaudojame iki galo. Dažniausiai jie užsistovi mūsų lentynuose ir pasibaigusių galiojimo laikui yra išmetami. Bent jau taip labai dažnai nutinka mano namuose. Tad šiandien aš noriu Jums parodyti produktus, kuriuos aš baigiau naudoti per pastaruosius kelis mėnesius. Tai yra tas laikas, per kurį aš sukaupiau štai šią šiukšlių dėžutę pilną įvairių kosmetinių tuštučių. Šioje dėžėje produktų nėra mažai, tačiau matyt, kaip tik šiuo metu buvo tas etapas, kad dauguma mano priemonių baiginėjasi ir manęs tikrai laukia rimtas apsipirkimas parduotuvėse. Kągi, pradėsim, o pradėti norėčiau nuo pagalbos prašymų iš jūsų, nes aš tai čia turiu Fate Nature šampūną ir kondicionierių. Tai yra natūralus šampūnas ir kondicionierius normaliems ir riebiems plaukams. Man šis duetas tikrai patiko, mano plaukams jisai patiko, tačiau man nepatiko jų kvapas. Išnaudojau vien dėl to, kad tai yra geras produktas, man jisai patiko, tačiau kvapas ateina pavasaris, taip noriu ko nors saldaus, maloniai kvepiančio savo plaukuose, bet tai tikrai ne šitie. Tikrai ne šitie produktai, taigi noriu paprašyti jūsų rekomendacijų. Galbūt galėtumėt rekomenduoti man kokį nors natūralesnį šampūną mano riebiems, ploniems plaukams. Žiūriu, bet tokia teisybė. Be abejo, norėčiau, kad tas šampūnas ir kondicionierius skaniai kvepėtų. Gali būti netgi saldžiai. Jūsų rekomendacijų lauksiu komentaruose. Man tai yra labai svarbu, nes nenoriu nusipirkti produktus ir jais nusivilti, o informacijos internete, kiekvienas į savo vartus tempia, bet aš pasitikiu jumis. Toliau tęsime plaukų priežiūros sritį ir tikriausiai mano praėjusių metų atradimas yra štai šis Macaresh Dreamsicle Leave-In Treatment. Tai yra nenuplaunamas kondicionierius. Man labai patiko šis produktas, patiko kvapas, labai nedaug reikia, nesuriebalina plaukų. Turėjau mėginuką, patiko, įsigijau pilną produktą. Ir jis irgi jau baigėsi. Toliau. Mano Forme Volume Control. Tai yra, kaip čia, tai kad nepameluočiau, drėkinantis, apintis, suteikiantis losjonas. Labai ilgai šitą buteliuką naudojau, nes jį naudojau tiesiog, kai garbanuodavausi plaukus, o tai darydavau ne taip jau ir dažnai. Tai tiek plaukams, o toliau pereinam prie mano veido produktų. Ir štai po ranka man vis pakliūna štai ši didelė tubelė. Tai yra veido kaukė, Le Petit molio kaukė argilė. Žaliasis molis, kuris sugeria ir pašalina nešvarumus, reguliuoja riebalų perteklių. Tai puikiai veido kaukė, ją išmėginau įsigydama nepilną produktą mano drabužiuose, tačiau jis naudoju, supratau, kad jisai man patinka, dėl to įsigijau netgi keletą šitų tubelių. Čia viena iš jau mano įsigytų pilnų, kurią išnaudojau sėkmingai, bet dėja jų buvo tik Eurokos ir Eurokos jau nebepardavinėjo. Kokia nesąmonė, nežinau kodėl. Geras produktas, nutraukti jo prekybą. Kaip taip gali būti? Patys kalti. Toliau veidui buvo sunaudojau nedidelį veido kremuką, kuris neturi nieko, kas ant jo būtų parašyta lietuviškai ar angliškai. Net pavadinimas nesuprasi. Šį nedidelį veido kremuką buvau radusi atras grožio dėžutėse ir jį naudojau sporto klube. Tiesiog po treniruotės nusiprausus pasitepti veidą, nes nedidelis patogu. Ir tuščia. Lauk. Taip. Toliau dėja. Baigėsi abu mano Garnier Pure Sos pieštukai. Labai liūdna. Be abejo, manau, sėsiu
prie interneto ir bandysiu, ieškosiu, ką nusipirkti. Tai yra, kur nusipirkti naujų, nes be abejo Lietuvoje, kaip minėjau, jų įsigyti nėra, neprekiaujamų. Kodėl, nežinau, labai geras dalykas ir labai liūdna, bet abu tušti. Toliau. Toliau daugiau higienos priemonių. Būtų Garnier dezodorantas purškiamas. Nežinau kaip jūs, bet aš labiausiai mėgstu purškiamus, nes visi kiti, man labai nepatinka tas drėgnas jausmas, kurį palieka. Atrodo, nesportavai, bet jau šlapia. Fui. Tad aš tikiu pirmenybę purškiamiems. Ir dar viena higienos priemonė, tai būtų dantų pasta. Mūsų šeimoje mėgstamiausias dantų pastos yra Ekodenta. Čia šią būtent su špangalių ekstraktu ir kalida pirkome išmėginti. Taip labai stipriai nesužavėjo, nes tiesą pasakius mūsų mėgstamiausia, ta, kuri visą laiką yra namie, tai yra Ekodentos juoda dantų pasta, balinanti. Labai smagu. Turime juodus nano šepetėlius ir su juodu šepetėliu ir juoda dantų pasta valytis dantis. Tiesiog linksmas laiko praleidimas. Kūno priežiūra. Išnaudojau štai šį Max Fair Sunshine kūno losjoną. Tai yra kvepiantis, išnaudoju vien dėl to, kad buvo nedaug likęs likutis. Tai šis produktas manęs nesužavėjo, nes truputėlį ne visai patiko kvapas. Geras kvapas, bet nėra tas, kurį einu ir norėčiau, kad metus laiko gal naudoju tokį tubelį. Pagaliau jį baigėsi ir galėsiu nusipirkti naują. Kalbant apie kvapus, nepatikėsit, bet per 3 mėnesius sugebėjau išnaudoti 2 kvepalų buteliukus. Man tai čia nieko nereiškia tas. Vienas iš jų yra iš FM grupės, tai yra analogas kvepalų į Saint Laurento Manifesto, kaip tai kvepalai vadės, parašysiu. Gerai, parašysiu čia kažkur. Nes nežinau, tikrai atsiprašau, neatsimenu. Kažkaip. Labai skaniai kvepia, vienas iš naujesnių jų kvapų. Būtinai pirksiu antrą kartą, nes šio buteliuko kaina galbūt yra 60 litų su viršum ir truputis. Kai patys kvepalai parduotuvė kainuoja apie 300 litų. Kitas kvepalų buteliukas yra Police Pure. Tai yra aštresnis truputėlį kvapas, kad šiuos kvepalus abiejus naudojau, pagal nuotaiką. Veiksmesnė nuotaika šituos, piktesnė nuotaika šituos. Jiems nebūna taip? Man tai būna taip. Aš tikrai labai dažnai savo kvepalus naudoju tiesiog pagal nuotaiką, kurią atsikėliau. Ir pabaigai liko keletas dekoratyvinės kosmetikos priemonių. Vieną iš jų tikrai turėjote matyti mano pradžioje pirmųjų filmukų metu. Tai yra ši Max Factor Smooth Effect pudra. Smagi pudra, bet šiuo metu naudoju Naubo Staminal pudrą. Be abejo, Naubo ir kainuoja brangiau. Girdit? Mano šuniukas knarkia. Įsitempė mano šlepetį lovą, kad linksmiau būtų. Kitas gaminys dekoratyvinės kosmetikos irgi turėtų jums būti matytas iš mano pirmųjų filmukų ir tai yra štai šis juodas Deboro tankinantis tušas. Pirkau su akcija ir matyti tai yra vienintelė priežastis, dėl ko jį pirkau. Nes jis tikrai nėra geresnis negu mano mylimi ir mėgstami Maybelline tušai, o kaina be abejo gerokai brangesnė. Tad ar antrą kartą pirkčiau, manau, ne. Geriau jau naują Maybelline. Ir 2 lūpų gaminiai. Tiesą pasakius, štai šį turėjau jums paminėti savo filmuke apie Elf kosmetiką, nes tai yra kitas Elf gaminys, kurio į filmuką neįtraukiu dėl to, kad jisai jau buvo šiukšlių dėžėj.
jisai yra neišnaudotas, bet aš tiesiog tikrai neturiu kantrybės jo naudoti. Tai yra lūpų flamasteris, kuris, tai yra tamsiausia jų spalva, ką jie turėjo, bet aš neturiu tiek laiko prūžinti savo lūpas, kad įgauti tą spalvą. Na, aš tiesiog neturiu tiek kantrybės. Norėčiau viskas, bet ne tas atvejs. Ir paskutinis yra štai šis Givenchy lūpų blizgėsis. Pirkau jos 2, tiesą pasakius, pernai per Kalėdas, tai buvo mano dovana sau. Ir turiu štai šį vieną baltą skaidrų, kitas yra gelsvas su blizgučiais. Jie yra nedideli, bet jie taip gerai ir taupiai naudojasi. Toks nepaprastas produktas, kad šita spalva buvo jų limited edition, tai buvo Kalėdų proga. Na, man labai gaila, kad baigys. Labai šitą produktą galėčiau apverkti. Labai norėčiau jo vėl. Gal kas nors patavonos? Tai buvo visi mano sukaupti tuštučiai, tad jeigu jums patiko filmukas, spauskite apačioje like tam, kad aš ir toliau kaupčiau tuštučius, štai čia, ir galėčiau jums sukurti naują filmuką šią temą. Be abejo, taip pat norėčiau pamatyti jūsų mėgstamiausius tuščius gaminius, nuotraukas jų galite man atsiųsti Instagrame, štai čia yra mano Instagramo profilio vardas. Taip pat norėčiau priminti, kad aš labai laukiu jūsų rekomendacijų dėl šampūnų ir kondicionieriaus ir jūsų komentarų lauksiu apačioje arba taip pat Instagrame. Jeigu galėtumėt nufotografuoti produktą ir atsiųsti man, būčiau nepaprastai dėkinga, nes tikriausiai reiktų mažiau klaidžioti tarp lentynų. Taip pat norėčiau priminti, kad aš vis dar laukiu jūsų klausimų savo filmukui klausimai atsakymai, nes aš jau pasiekiau 100 prenumeratorių. Labai ačiū Jums, kad žiūrite mano video ir jūsų klausimų, komentarų, pastebėjimų lauksiu komentaruose arba Instagrame. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.